Labas vakaras, taip gausiai susirinkusiems garliaviškiams ir ne tik. Labai prašau išjungti telefono garsą, kad netrukdytumėm atlikėjams. O šiandien, laukiant atgimimo šventės, mūsų bibliotekos svečiai, kunigas, poetas Benas Lyris ir dainininkė Emilija Mackevičienė pakvietė jūs visus pabėgti nuo rūpesčių, sustoti, pakirti tylos ir įkvėpimo akimirką, pasiklausyti muzikos, juk tai vilties metas, kurį svarbu gyventi su dėkingumu ne tik dabar, bet ir visada. Šiandien poetas kunigas Benas Lyris pristato savo 12-ąją knygą, kuri pavadinta 365 įkvėpimai gyventi. Tai lyg ir tęsinys knygos, kurią turbūt visi jau skaitėte, kurie dar neskaitėt, galėsit šiandien įsigyti 365 įkvėpimai mylėti. Linkiu jums visiems labai gražaus vakaro, gerų emocijų, vilties, džiugesio ir visas šitas emocijas parnešti į savo namus, savo artimiesiems ir laukti prisikėlimo šventės. Gražaus vakaro. Tėve, tau lenkiuosi.
Jeigu tavęs nebūtų, kuo žydėtų mano pievos? Jeigu tavęs nebūtų, kuriam dangui galėčiau dar šviesos ieškoti? Jeigu tavęs nebūtų, kuri širdis mane mylėtų? Jeigu tavęs nebūtų, kur man save pamesti reikėtų? Jeigu tavęs nebūtų, kas man pakeistų visus pavasarius, pakvipusius tavim? Jeigu tavęs nebūtų, kuri žiema sutiktų ne sniegu, bet gėlėmis save padovanoti? Ačiū labai šitiem namam, kurie jau antrą kartą sutiko priimti mus, pakvietė į susitikimą. Ačiū kiekvienai širdžiai, kurie atėjo į šitą susitikimą ir šiandien ypatingas laikas, mes visi kartu keliaujam prie Kristaus gimimo šviesos, bet tą Kristaus gimimo šviesą, kad pasiektume, mes negalime peršokti kančios, skausmo, nevilties, baimės, tai yra mūsų gyvenimo dalis. Ir šiandien mes kalbėsime apie visas patirtis, kurių pavadinimas gyvenimas. Ačiū labai Emilijai, kuris sutinka su manim visur keliauti, įsivaizduokit, jinai užaugo Klebonijoj. Tai už tai tokios dainos, jos yra Pagėgiuose, ten buvęs pastatas, tai jos namai bus į Kleboniją, ten įkrikštyta. Ir tikrai matot, kad Emilija praktiškai nedainuoja, viskas plaukia tiesiog. Ir tas mūsų vakaras bus toks meditacijų vakaras, pabendravimo, pabuvimo, ne tik apie knygą, pirmiausia, apie mus visus, kurie čia susirinkom, ir apie tas patirtis, kurias mes vadiname gyvenimo patirtimis. Tai tikiu, kad išeisit iš šitos bibliotekos šventovės šiek tiek pakeitę, perkeitę savo širdį, ir tą širdies perkeitimą matys kiti. O pradėjau pačiu pirmų eilėraščių parašyti mano knygoje, toje knygoje, kurią tęsiu po įkvėpimų mylėti, atsirado naujausia knyga, tas įkvėpimai gyventi, aš dabar jau atsisėsiu. Tai gimė tokia idėja, kad aš noriu turėti kažkokią knygą, kuri taptų dovana. Ir kad tu padovanotum žmogui knygą, kad jo neapkrautum. Nes labai dažnai, žinot, tos ilgos ilgi tekstai, kažkaip įpareigoja, jeigu tu dovanoji knygą, pavyzdžiui, kunigo širdies dienoraštis parašytas praėjusiais metais, pristatytas, tai buvo be abejo tokių patirčių, daug to teksto, mąstymų, istorijų, tamsių puslapių. Tai šita knyga gimė kaip tokia idėja, kad aš turiu parašyti vieną kažkokią mintį, kiekvienai metų dienai tiesiog atsiverčiant ir leidžiant skaitytojui, galbūt tai minčiai prieštarauti, gal kažką atrast, gal kažką pasiimti, kaip strėlinę maldą ir su jais toliau gyventi. Mane pakvietė, žinot, praėjusiais metais Kauno hospiso dvasinė asistentė. Kauno hospisas aptarnauja žmonės namuose, kurie turi įvairias sunkias ligas, skaičiuoja paskutinės gyvenimo valandas. Pas vieną 39 metų moterį, kuri labai norėjo susitikti su manimi, bet niekaip negalėjo, nes vyras sakė, jeigu atves kunigą, jis nesugebėjo, žinot, atleisti Dievui, kad čia žmona susirgo tokia liga, sako, žinot, jis gali jūs užmušti, nes tiesiog jis labai piktas ant bažnyčios. Ir aš nueinu pas tą moterį, sako, gal suderinkim kažkaip, kad to vyro nebūtų. Sakau, keliaujam, tikrai manau, kad vis tiek einam su šventąja dvasia ir nemanau, kad žmogus turėtų būti apsėstas arba psichiškai nesveikas, jeigu tiesiog užpultų dabar. Ir žinot, nuėjau pas tą moterį, tokia graži, visa guli, pakalba visiems deguonį, tai toks negali kvėpuoti visos metastazės plaučiuose. Ir žinot, aš matau tą moterį, aš matau žmogų, kuriam viską, ką jinai man sako, tai tokie, pavyzdžiui, savo žodžiai, sakiniai, patirtis. Žinot, kaip būna tokių žmonių, kur nieko net nereikia pildyti. O tiesiog viskas taip talpu, kad atrodo žmogus kalba iš kažkur iš viršaus. Ir aš sakau, žinokit, bet jūs auklė neturite jau ką čia veikti.
Sako, jūs per greit viską išmokot. Tai sako, aš jau kunigas suprantu, aš taip jau ruošiuosi, nežinau, kiek čia tų valandų ar dienų liko. Ir po to kažkaip sugalvau, kad ten vyras jau su to sūnus, tarp kitko, studijuojantis mediciną, pakviečiau šios iš virtuvės, sakau, jūs ten kaip norit verkt, kaip norit prieštaraut Dievui, ten tai jūs nesislėpkit, sakau, ta mama išgyvena dėl jūsų, ne dėl savęs, labiau negu jūs dėl jos. Tai sakau, viską nemato, kad jūs ten verkiat nuėję kažkur. Sako, ateikit tik prie jos, verkit, kalbėkit, kad bijot, būkit kartu su ją, pažinkit ją. Ir man, žinot, gimė tokia mintis, kad galėčiau, reiktų parašyti po vieną sakinį vienai dienai, kiekvienai metų dienai. Ir ypač tokius dalykus įvardinti, kuriuos mes labai dažnai nepavadinam gyvenimu. Ne? Nes, tikrai, kai tau yra sunku, tai pavyzdžiui, dalykai, kurie yra sunku, tai čia nėra gyvenimas, kaip šiandieninė visuomenė traktuoja. Jeigu gerai viskas, fainai, ne? Tai taip ir turi būti. Tai irgi nėra gyvenimas. O visos patirtis iš tikrųjų yra gražios, tai kaip mes esame gražus. Ir galvoju, reikėtų, tokia idėja, tai tęsti tą mintį, kad įkvėpimai mylėt, o čia įkvėpimai gyventi su visais pavidalais ir su to, kas man patinka, kur aš tikrai galiu dėkoti už tas patirtis, už tos dalykus, kuriuos negaliu dėkoti. Ir tada gimė po kiekvienai dienai paminti, tokia parašyti kažkokią pasakinį, kiekvienai metų dienai be metų. Tiesiog. Čia kiti žmonės galvo, kad čia puslapį reiks, tai iš tikrųjų tie tekstai yra sunumeruoti taip, tai būtų 26 diena, tai metų 26 diena, tai sausio 26. Ir tą knygą galima skaityti nuo naujų metų sausio 1 dienos, kada jūs atsivertėt ir ją dovanot kitiem. Galima nuo šios metų dienos skaityti, kelinta šiandien metų diena. 70, 28 plus 31 plus 16. 75 turbūt, ne? Tai nuo tos metų dienos, kurią jūs tą knygą paėmėt, jeigu negali padėti žmonėms, stengiasi jiems nekenkti. Tai šios metų šiandien dienos mintis. Galit pabandyti šitą knygą sąmoningai. Buvo, aš einu į ligoninę per skyrius, tai aš kiekvieną knygą dovanoju tam skyriui, kaip medikai susirenka 5 minutėm prieš pasitart prieš dieną. Tai gali pabandyti tiesiog kaip burtus šitą knygą, atsivers ir pasižiūrėti tiesiog nuo to teksto ir nuo tos minties, kurią atsiverti ir perskaityti. 173 diena. Arba galima pradėti skaityti nuo savo gimimo dienos, kurią metų dieną jūs esate gimę. Tai tada čia aišku matematika, atsiskaičiuoja, ne? Sausas tiek dienų, vasaris tiek, kovas tiek, balandis tiek ir taip pat toks žaidimas. Tai ta knyga gimė toks, kaip ne tik, kad aš kaip knygų mugėj sakiau visiems žmonėm, kurie atėjo, tai ar jūs, sakau, norit skaityti knygas, ar jūs nenorit skaityti knygų. Tai pavyzdžiui, vyresni žmonės tai kaip ir nori, o jaunimas, sako, mes nenorim. Tai aš sakau, parašiau knygą, kurios nereiks skaityti. O kaip čia taip gali būti, sakau, knyga, kurios nereiks skaityti, atsiverti, taip daugiausia deda labai daug jaunų žmonių. Ir kai perka žmonės, ten mamos maždaug ateina pas kunigą, ir sako, man reikia kunigo, kurios knygos, ten mano sūnus, ten netikintis. Tai čia nupirkti knygą ir patikės, sakau, tada nereikia nekišti tam sūnui tų knygų ir tikrai jūs neperinstaliuosit smegenų, kažkaip, kad žmogus būtų jūsų projekcija. Sakau, jūs esate knyga, tiesiog mylėkit sūnų, eikite į bažnyčią, liūdėkite ir jūsų meilė, jūsų, kaip Augustino mama Monika atvedė savo sūnų į bažnyčią, tikrai atvesit tą savo vaiką į bažnyčią. Jeigu dar versit, tai priešingai atmušite nuo bažnyčios, jis nenorės eiti tą bažnyčią ir nuo jos pradės vemti. Tai vad gimė tokia idėja kiekvienai metų dienai. Ta 365 kvietimai mylėt, tai mane, kodėl parašiau šitą knygą kaip kalendorių metų pradžiai, todėl, kad tos knygos tiražas Lietuvoje nėra tokių, nelabai yra tokių tiražų, žinot, kaip ta knyga. Nes labai iš tikrųjų sunku, tai tos knygos tiražas, nežinau, 30 000. Tai įsivaizduokite, tai iššūkis, 6 vis kartoja tos tiražas, tai per 2 metus. Tai tada galvoju, parašyti įkvėpimai gyventi, bet pavyzdžiui, 365 įkvėpimai mylėti, tai yra mano 6 buvusių knygų sintezė. Tai yra nerašyta, bet išrinkta
tiesiog Ernesta atsisėdo ir kaip moteris jinai išrinko ją labiausiai palietusias mano knygų mintis visiems metams. Tai šita knyga jinai buvo tokia jau rašyta, kaip strėlinė malda, kaip kažkoks pamąstymas, kiekvienai metų dienai, kaip aš ją matyčiau, kad jinai buvo toks tikslinis tekstas. Dabar mes dar keliausim kartu į muzikos meditaciją su Emilija, jinai mums pagiedos, o po to kviesiu visus čia esančius, nežinau, gal ar iš karto, nugyventi per 5 minutės vieną mėnesį, tai galbūt vasarį, nes vasaris turi 28 dienas, lyginiai metai, nelyginiai metai. Tai kiekvienai metų dienai kviesiu atrasti dovanas iš knygos, kurių mes galvojam, kad šiandien nėra dovanos. Tai dabar tada kviečiu Emiliją. Meditacija, kviečiu pasinerti, mes galim visi, jeigu norim labiau įsijausti, tai pradžiai tada 2 savaitės nugyvenkim, tada bus muzikinė meditacija, vėliau padovanos muzikinį kūrinį, tai 14 dienų, po to dar 2 savaitės ir dar muzikinė meditacija. Tai aš kalbėsiu apie dovanas, kurios gyvenime labai dažnai mes negalvojam, kad yra dovanos. Ir norėčiau, kad iš šitos bibliotekos visi išeitumėt jau tokie labai turtingi ir apdovanoti. Matytumėt, kad įprastai mes tokius dalykus laikom savaime suprantamais arba problemomis ir sunkumais, kurių geriausiai juos apeiti. Tai gyvenimo dovanos. Laikas, kurį mums dovanoja kiti ir kurį mes dovanojame kitiems. Pati brangiausia valiuta, kurios šiandien beveik niekas neturi. Antroji. Problemos pažadinančios mumise kūrybiškumą ir drąsą, suprasti, kad tikras gyvenimas prasideda ne tada, kai sėdime ant sofos ir perjunginėjame mums patinkančius kanalus. Trečioji. Suvokimas, kad gyvenimas yra dovana, bet ne nuosavybė.
kuri mums iš tikrųjų priklauso. Vieną dieną teks ją atiduoti. 4. Gebėjimas pamatyti saulės šviesą, net tada, kai aplink tamsu. 5. Dėkingumas už viską, ką gauname, ypač už dalykus, kurie atėjo mūsų pamokyti. 6. Drąsa padaryti kažką gero kitiems nemokamai ir atpažinti tuos, kurie daro gerą mums. 7. Liga primenanti, kad esame kūne, tačiau esame ne tik kūnas, bet ir šventosios dvasios šventovė, ypač tada, kai gyvename Dievo žodžiu. 8. Visos išgertos arbatos, suvalgyti pyragai, pietus kartu neskubant ir žinant, kad būtent čia ir yra daugiausia dangaus. 9. Gebėjimas eiti toliau į nuoskaudos, nes žmonės kalba savo pačių pasaulį, todėl nebūtina ginčytis. 10. Dieviška širdis, kurioje talpiname tuos, kuriuos mylime. 11. Mūsų mišios, kurias aukojame ne tik maldomis, bet ir konkrečių meilės darbų tiems, kurie šalia mūsų. 12. Paukščiai, muzika, medaus kvapas, bučiniai, artimųjų akys ir rankos, parodančios, kad žemė yra tiek dangaus, kiek pats sugebė atsimerkti ir pastebėti. 13. Mūsų sielos šviesa, kurią kūrė ne tik Dievas, bet ir mes patys, ją dovanodami kitiems, nekritikuodami, bet keldami. 14. Gebėjimas kvepėti ne kvepalais, bet gerumu pasaulyje, kuriame visi ieško gerumo. Myliu tave, tavo malonė nesibaigia, visada tu tvirtai laikai mane. Nuo pat ryto vos prabudus iki pat sutemų, giedu tau, nes tu geras esi.
mūsų švelnumas galintis pagydyti labiau nei vaistai, žeminimas ar teisybės paieškos. 16. Malda, kurios dėka patikime Dievui viską, ką pasaulyje mylime. Ir žinome, kad Jis girdi, mato ir veikia pačiu geriausiu būdu. 17. Žodžiais, kuriais galime gydyti kitus. 18. Labai konkretus dabar, kurio galime padaryti pasaulį geresnį šalia esantiems. 19. Kitų kojos, lydinčios mus visur, kur bijome eiti vieni. 20. Supratimas, kad sunkumai nėra amžini. Tai tik etapas ir viskas kada nors baigsis. 21. Dievo paieškos ir supratimas, kad Jis dažnai ateina per tuos, kurie myli mus ne taip kaip save, bet labiau už save. Per mamą, tėtį, mylimąjį ar vaiko akis. 22. Žinojimas, kad Jis negyvena tik danguje ar bažnyčiose, bet mumyse, tiek kiek patys jam leidžiam. 23. Klaidos ir nuodėmės, kaip pamokas, kad išmoktume neplakti ir neteisti kitų. 24. Supratimas, kad gyvenimas yra mozaika visų patirčių, tiek tų, kurios mums patinka, tiek tų, kurios mums nepatinka. Tačiau vieną dieną Jis taps nuostabiausiu paveikslu, jeigu gyvensime jį su Dievu. 25. Drąsa laiminti žmonės, pasaulį ir viską, o ne keikti. 26. Gebėjimas būti autentišku pasaulyje, kuriame visi kuria kopijas. 27. Supratimas, kad svarbiausi dalykai nematome akimis. Tačiau jei nemylime to, ką turime ir ką matome, viskas tai yra gražus, bet tušti paistalai. Ir 28. Tikėjimas, kad gyvenimas bus stebuklingas. Jei susitaikysime su tuo, jog jame bus daug gražių meilės ir šviesos stotelių. Tačiau ypatingai tapsime tik tada, kai sugebėsime priimti dalykus, kurių negalime pakeisti. Palaimintų Dievo malonės metų. She
Dabar jūs dar galvokit savo širdie, gal turėsit tikrai kokią nors kažką pareplikuoti, ar kokią nors klausimą paklausti, bet aš dar pasidalinsiu tokiam įžvalgom. Labai dažnai žmonės klausia, koks yra mano knygos adresatas, kam aš rašau šitas knygas. Tai aš kartais pasidalinu, kad visas knygas iš tikrųjų rašau savo. Ir tas knygas, kuriuose aš kalbu, pavyzdžiui, apie meilę, apie atleidimą, apie silpnumą, apie susitaikymą, apie Dievo pažinimą, tai ne dėl to, kad jūs nesudarykite tokio vaizdo, kad kunigas, čia jau pasiekęs viską, ir čia jau moko, jūs jau čia durnius, ar ne, tokius nieko nežinančius, ir čia iš tokio mokytojo pozicijos. Bet aš pirmiausiai pats tikrai ieškau dalykų, to tokio teisingo Dievo įvaizdžio, nes mes turim prisikūrę, pavyzdžiui, mano draugas gyjo nuo Dievo įvaizdžio 5 metus, nes jo močiutė tą Dievo įvaizdį jam parodė kaip drakoną. Sako, jeigu tu nepadėkosi, ten tu Dievas nubaus tave tenai. Tokį suformavo vaizdą ir žmogus galvoja, kad tas Dievas yra toks pats ribotas kaip mes. Toks, jeigu maždaug čia aš negaliu atleisti, tai Dievas negali atleisti. O jis nėra sąlygotas, jokių nuoskaudų. Kodėl Kristus, brangieji, po Velykų, prisikėlęs, įžengė į dangų? Tai kaip Dievas galėjo nužengti, jis visas mūsų nuodėmes priėmė? Todėl, kad jis tas nuodėmes visas paliko ant kryžiaus. Jeigu jis būtų viską pasiėmęs, jis būtų per sunkus. Neįmanoma būtų žengti tėvo artumą su visa nuodėmių našta. Ir kalbu, knygos labai dažnai apie tai, kad mes negalime eiti toliau, nes nešiojamės kitų žmonių ten nuomonės, ar ne, ką pasakė, kai pasižiūrėjo tenai, ką pareplikavo, žmonės savo nuoskaudom, dažnai savo to vidinę tamsą bando mums primest, o kaip dažnai tai nuliūdina, ne, mes priimam adresatą, va čia dabar aš esu, kažką pasakė, pasižiūrėjo, nepadėkojo. Tai va, tos knygos pirmiausiai kažkaip atradau kažkokią, istoriją, mintį, situaciją ir galvoju, bendrai turiu ją užsirašyti, kai vėl atsidursiu toj situacijoj, kad prisiminčiau, kad man ta situacija kalbėtų, kaip aš galėčiau atrasti iš tikrųjų ramybę. Ir visos mano knygos, aš ne literatūros, nerašau literatūros šedevrų, nepristatau savęs nei poetų, nei literatų. Visos mano knygos yra paguodos literatūra. Visas knygas rašau kaip paguodą, leidžiančią gyvenime gyventi su tokiu, koks jis yra. Ir su kančia, ir su silpnumu, ir su baime, ir su nuodėme, ir su netektimu, kad yra mūsų režimas, visas sunkus fonas gyvenime yra, ir mes dėl to esame gražūs, ir dėl to gyvi, kaip jau minėjau, skaičiau, tik sėdim, įsivaizduokit žmogų draugą, turi draugą, ir tas draugas nieko nedaro, jis sėdi prie televizoriaus, geria alų ir peržiūrėjimo kanalus, kurie jam patinka. Toks žmogus tiesiog jis visada vaikas. Tai kalbu, žinot, apie tas situacijas, kurios jūs išveda iš gyvenimo režimo, bet dar kažką duoda. Ir va, sutinku žmogų, iškart užrašau ir įdedu istoriją. Mano klebonas, tai sako, žinot, atvažiavo čia per Adventą Kostas iš Bernardinų filmuoti sekmadienio pamokslo. Tai ten kiek mane filmavo, klebono Kuligandrių. Ir po to pamokslo jis tiesiog atsisėdo, mes pasiūlėm arbatos atsigerti, jis kažkaip klebonas turėjo išeiti, aš dar likau kalbėti. Tai klebonas sako, tu sako, nesėdėk čia su manimi jau. Sako, tu sako, nesėdėk čia ilgai su to Benu. Nes sako, tu pamatysi, kad tais metais atsidursi jo knygoje. Tai žinot, jeigu man žmogus, aš tikrai gaudau tokios situacijas, jeigu man kažką prakalba, tai aš tikrai įdedu. Nes jo man tas pavyzdys gyvenime man tapo kažkokio atsakymu. Ir va čia dabar galvoju, o aš jau nuo to kalbėjimo su to Kostu, jau aš turiu situaciją, kurią jau dėsiu knygą. Mano klebonas, kaip aš keliai jau pasakė, jis pasako, kaip per pandemiją čia tas bažnyčias uždarė ir gailestingumo šventoviai buvo labai ribotas skaičius įleistų žmonių ten, pagal tuos atstumus, kiek kvadratų, 10 kvadratų, vienas žmogus. Ir Velykų nakties mišios, žinot, nori visi dalyvauti. Tai ten tokios pirmosios suolose, žinot, atsėdo tokios davatkos. Ir supranti, o jis filmavo visą Velykų nakties liturgiją, ten lauke prasidėjo žigulių, ten po to viskas.
pabaigiu tą filmavimą, sako, įsivaizduot, gali, sako, tos moterys man prieina ir sako, jūs mums visą šventę sugadinot. Sako, o kodėl aš jums sugadinau šventę? Sako, jūs mums uždengė Dievą. Tai sako, aš žinau, kad jeigu man atsakiau, tai koks tas jūsų Dievas? Mažas, jeigu kažkoks operatorius gali jūsų Dievą uždengti. O sako, aš filmavau tas nakties mišes tiem žmonėm, kurie stebi nuotoliu, kurie negali ateiti į bažnyčią ir tiesiog aukoja savo mišes lovui dėl neįgalumo, dėl uždarytų bažnyčių. Bet sako, žmogus įlindęs savo situacijai ir jis mato savo ego, aš nematau Dievo. Ir man iškart gimė mintis, aš judėjau į knygą, nes man ta situacija atrodo kalbanti, dėl to, kad aš noriu parodyti žmonėm, kad Dievo reikia pamatyti, kaip čia rašė labai gražiai kunigas Elijas Markauskas šią praeitą savaitę apie pasniką, reikia vadinti. Pasnikas prasideda ne lėkštėj, bet širdį. Žmonės galvoja ten, žinai, tam Dievui, žinai, kaip dragonui gaila, kad kokia, žinai, Anelė kotletą įsikėpė per tą dieną. Nu tikrai, ta prasme, žmonės taip kiti galvoja. Tai ateina pas mane ten tos išpažinties ir aš klausiu, sako, neužlaikinai pasniko. O sakau, tai ką jūs valgė? Sako, kunigėlis, sako, kotletą įsikėpiau. Žinau, o sakau, tai jūs, o kaip jūs, sakau, suprantate tą pasniką? Nu, sako, ar tai dieta, žmonės kiti supranta gerai pabadaut. O tai ką tada daryti veganam, kurie košną dieną pasnikauja, ne? Košną dieną Velykos, Adventas ir gavėnė. Juk tai kalba mūsų pasnikas, tai kalba apie mūsų širdies perkeitimą, jautrumą. Tai be abejo, aš įdedu tokius susitikimus, situacijas, tam, kad parodyčiau, kad mes dažnai paskestam tokiuose taisyklėse. Kartais vieną kartą per savaitę pas mus bažnyčioje po vakaro šventų mišių penktadienį transliuoja rožančių į Marijos radiją, žinot. Tai visada jau tos mūsų moterys, kur kalba rožančių, tos meldžiasi prieš mišes ir po to mes sakom, kad mums nereikėtų vieniem melstis rožančių. Tai po šventų mišių sakom, kadangi transliuos Marijos radiją, gal galit pasilikti, kalbėsim rožančių. Junkimės į bendrą maldą per Marijos radiją su žmonėm, kurie melsis, jų intencijomis, savo intencijos sako, jos ne, mes negalim. O sakau, tai kodėl jūs negalit? Sako, mes nekalbam rožančius, mes rožančių meldžiamės. Nu, irgi toks, atrodo, kad žmonės, fariziejai. Sakau, labai gerai, jūs negalime, mes tada kviesim žmonės iš galo, tie žmonės, kurie liko bažnyčiai, tegul jie ateina ir meldėsi. Sako, kunigė, jūs iš tų iš galo žmonių nekvieskit. Ten, sako, kažkokios sektantės susirinkė. Tai ir tikrai įdedi tokius situacijas, kur tu matai, kad atrodo žmogus kiekvieną dieną, žinai, šalia ten prie Dievo, bet nekeičia nieko tas. Ir tu nori pirmiausiai, kad sudedu tos mintis, galvoju, Dieve, jau kad aš senatvėj pats toks netapčiau, žinai, kad bambu tenai, ar kad kitus dresuoju, čia tą padaryti, tą reikia padaryti. Tai pavyzdžiui, mano tos knygos, tai nėra ten teologija, kaip galvoju, žinai, maždaug kunigas rašo knygą, nu tai čia kokia protinga žurnalistė sėdi ir kalbina kunigą, kaip išvenčiat kalėdas, kaip gyvulys. Kaip ne žmogus, kaip visi žmonės švenčių kalėdas. Bet aš noriu tokių, ieškau kažkokių gyvenime, žinau, tokių įvykių, kuriuos turėčiau, kurie kalbėtų, kuriuos galėčiau parašyti knygą kaip istoriją, palietusią mane ir tapusią man išeitim. Tai tos knygos, sakyčiau, tokie praktiniai susitikimai su žmonėmis ir gražus, be abejo, tokie, kur aš, pavyzdžiui, labai daug mokusi iš žmonių, tikrai, kur aš nueinu ir galvoju, dabar čia jau mane kviečia, kad aš padėčiau, o čia ne aš važiuoju padėti, bet čia man padeda ta situacija. Kaip atsakymą gavau Šiaulių bibliotekui, Jolanta vedė mano knygos pristatymą, praėjusiais metais sausio antroji pusėje po jūsų čia pristatymo, tada važiavau į Šiaulius. Tai jinai mane klausė, žinot, klausimo, kaip žmogus šiek tiek pribijo kunigo. Nu, pribijo kunigo, nes kunigas yra, nu, toks, pavyzdžiui, Jurbarko bibliotekos direktorė parą laiko nemiegojo, kad reiks kalbinti mane. Tai aš sakau, jūs Rasida proto neturite. Ir tikrai, ta prasme, žmogus proto neturi. Nu, tai aš nežinojau, kad jūs toks, žinai. Tai ta Jolanta mane klausė klausimo.
iš kur jūs remiatės jėgų čia, nes pas ligonius ten tapo, žinai, labai gražiai ten, kad jau čia tipo aš superherojus, tai klausiu tokio klausimo, o kunigas jau toks tradicinis, kaip pasakytų, tai atsakytų maždaug čia, o Dievas pripildo, žinai, čia pripompuoja, tu jeigu turi, o aš jai sakau, tai jau į knygą rašiau aš ją, tai aš jai sakau, kokiu čia nenormalių klausimų klausinėjat, tokių, kas jums, kokiu čia jūs atsakyti, ta Jolanta 7 kartus pati sirgus vėžį. Ir mane klausia tokių nesąmonių, sakau, čia jūs turit papasakot, kur jūs atradot aktyviai ligą, o mano, sakau, jėga tai yra žinojimas savo vietos, priimu savo silpnumą, kad galiu padaryti, kiek galiu, kad esu ribotas. Man kiekvieną ketvirtadienį, antroji ligoniniai, dvasiniai asistentai, ten visi diakonai, pereina visą ligoninę, vieną skyrių ligoninės, vis kiekvieną savaitę keičiasi ir, žinot, surenka, paklodės atsiunčia SMS žinutę žmonių, kuriuos aš turiu aplankyti. Ir žinot, aš galvoju, kad jau dabar 3 metai eina ir aš žinot, galvodavau, kad čia taip normalu. Nu, pavyzdžiui, atsiunčia 100 žmonių, o tu turi suprantą 4 valandas iš parapijos tai išleidžia. Ir ten galima, nu, garbės į Kristų, ta prasme, minutė yra pliusas aplankyta. Ir aš žinau, taip lėkiu, bet jau vienam žmogui 147 žmonės buvo. Tai jūs pabandykit skirti po 2 minutės, tai yra 300 minučių, tai kiek valandų, ir tu tik prabėgi. Ir aš taip lėkiau ir sakau, ne, aš neįsiu. Aš sakau, 4 valandas eisiu pas tiek, kiek su meilė galiu pabūti. Nu gerai, 20, bet aš tiesiog pabūsiu kokybiškai su tai žmonėm, neprabėgsiu iš jų. Tai kai prasidėjo kokia manipuliacija, ir knygą parašiau. Rašo, suprantate, jau man rašo, sako, mes kunigą dar paeisim parimti. Sakau, eikit, sakau, aš to daugiau nebeisiu, sakau. Sako, kunigė, bet jūsų laukia. Sakau, tegu laukia, sakau. Tai aš sakau, nu kaip aš galiu, aš sakau, ne aš išganau pasaulį, bet Dievas, sakau, aš jeigu būsiu tik ligonė, jeigu būsiu tik man parapija priskirta laidotis, nu aš negaliu, sakau. Ir žinokit, žmonės nesupranta. Ir knygoje rašau ir aiškinu, pavyzdžiui, žmonėm, kad slaugo ligonė, ne savo ligonį slaugo žmogus, kad normalu, kad jūs pavargstate, kad, pavyzdžiui, jeigu leidžiat, tarkim, savo pailsėti. Nes, pavyzdžiui, slaugyti žmogų, tai žinot, ką reiškia, tai yra sunkiau negu sirgti. Nes tas guli, ne? Visi šokinėja apie jį, supranti, o tau reikia į darbą nueiti, ar ne? Nu, ta prasme, pats susirgi. Pavyzdžiui, mano parapijos zakristijono Sigito mama, mūsų zakristijono Sigito mama, jo broliukas neįgalus. Tai visą gyvenimą, 39 metai tam vyrui, jinai jį kilnojo. Viskas jos stubras, jinai dabar neįgali pati. O dabar Sigitas, tas zakristijonas, kilnoja ir tą brolį, ir tą mamą. Ir jis atėjęs man sako, kunigė, ar bus labai blogai, kad aš paprašysiu, pasamdysiu 2 dienas žmogų, kuris pabūtų šalia mamos tėčių, kad aš nuvažiuočiau sanatoriją pabūti, nes aš išprotėsiu. Sako, 8 metai, sako, man viskas važiuoja. Nes jis dar ir dirba, jis ne tik būna namuose. Sako, nebus blogai, bus blogai, sakau, Sigitai, jeigu tu išvažiuosi. Nesakau, tada 3 turėsim ligonius. Tai vat, žinot, tokios iš tokių situacijų praktinių, aš sudedu knygas, kad žmonės suprastų, kad pavargti yra normalu. Kad buvimas žmogumi sąlyga, tai reiškia būti silpnu ir mūsų jėga yra priimtas silpnumas. Nes kai vienam kunigui vyskupas rašo dekretus, dekretas tai reiškia skirimas, kur tave skiria. Ir tu gali, žinot, turėti ne vieną pareigą, bet pavyzdžiui, aš turiu 3, ar ne? Bet pavyzdžiui, tam kunigui rašo visus dekretus ir tas kunigas nesako ne. Jis priima visus dekretus ir viską daro ir dabar jis toks vaikšto, žinot, kaip va, toks pavažiavęs. Tai žinau, pas vyskupą, sakau, ekscelencija, žinokit, jeigu dar rašysi dekretų, tai mes turėsim nuostabų kunigą Kauno klinikų psichiatrijos skyriui. Tiesiog nuostabų, nes tiesiog jis nemoka pasakyti ne. Tai tos situacijos gimsta, žinot, tikrai net iš tos gyvenimiškos tokios pat kitų žmonių, kuriuos aš matau, reakcijos jų tikrovė
į jų realybę, kaip iš tikrųjų, na, jeigu mes mokytumės vieni iš kitų, tai kaip būtų gerai, ne? Bet mes nesimokom vieni iš kitų, mes mokomės tenai dažniausiai iš savęs praktika, pati brangiausiai kainuojanti mokykla, bet tik tai galima tikrai ant savęs išbandyti ir kažką išmokti. Tai sudedu tos žmonės, tos situacijas ir kartais, žinai, būna man labai sunku. Ten išgydytos mintis, atsiverčiu knygą arba kūrybos širdies dienoraštį ir atsiverčiu būtent tą istoriją, kur sakau, bet aš tu pats parašy šitą istoriją ir dabar kodėl tu save prievartauji elgtis priešingai, tu mokykis iš šito žmogaus. Ir tada paskaitau, galvoju, čia yra normalu ir aš pasakysiu, kad aš nespėju. Ir ta prasme, čia yra normalu būti žmogumi ir aš tikrai neprivalau jaustis dėl to kaltas. Nes aš negaliu būti kokybiškas visur, pralėkti visus žmonės ir užsidėti pliusus. Kaip sako mano dvasinė asistentė vienuolė Pranciška, sako, kunigė Benai, bet kunigas Stasys, tai sako, aplankė 84 žmonės, o jūs tik 17. Sakau, Pranciška, bet aš ne kunigas Stasys, aš kunigas Benas. Mes visada norim, kad visada bus visuomenė palygina, ne? Ir palygina čia, kaip, tu kažkaip turėtų tik lūkesčius kokius. Ir sakau, kad jūs neturit savęs lyginti, jūs būkit, kaip galit geriausiai, įsivaizduokit tokią mintę, ne? Jeigu mes negalvotume, jeigu mes iš tikrųjų dirbam gerai, tikrai sudeda visą širdį, visą protą, visą sielą, visas mintis, ar ne? Ir Dievas mato. Tai koks skirtumas, ką apie mūsų galvoja mūsų darbdavys? Taip iš tikrųjų, koks skirtumas, ką galvoja? Nes ne darbdavys mus teis. O kada bus paskutinis teismas, gal kas nors žino, papasakosite, ne? Paliesim teologijos. Kaip galvojat, kada vyks paskutinis teismas? Ką? Dabar jis vyksta. Dabar vyksta paskutinis teismas, kai mes nueisim Dievo artumą, Viešpats perskaitys tik nuosprendį. Nes mes viską, ką pasirenkam, mes renkamės viską dabar. Dievas mums visada duoda tik dangų. O tą pragarą tik mes sukuriame, ne kitiem tenai. Dievas, jo prigimtis dieviškais, negali duoti pragaro. Dievo prigimtis yra gyvenimas. Tik tas, kaip sako, čia mes į dangų, į pragarą, žinai, tai kad sakau, mes arba dabar pragarė, arba dangui. Jeigu tu su Dievu ir su meile, iš tikrųjų, su Dievu ir su meile, taip esi, tai tau ir pragaras dangus. Nes tavo čia, ne? Žinot, aš labai myliu Franklį, Viktorą Vanelį Franklį. Sakė, visi ereliai, kurie atėjo į tą koncentracijos stovyklą, ten jau bus Sako, nei vienas neišgyveno. Visi ten jie tiesiog nužmogėjo arba numirė. O sako, visi, kurie turėjo tikslą, pavyzdžiui, savo piniginėje, savo bato kažkur šone, ar kišenėje savo žmonos nuotrauką, vyro, vaiko, dėl ko aš turiu gyventi. Ir negaliu maždaug sakyti, oi, kaip čia man sunku, kaip čia šalta, žinai. Tiesiog pažvelgiu ir gyvenu. Ir Viktoras Franklis gyveno, matė savo mylimųjų nuotraukas. Jis buvo labai silpnas, fiziškai, bet išgyveno, nuo žmona jau ten buvo nužudyta, ten nebuvo. Po to išėjo iš stovyklos koncentracijos, jo ta knyga, žmogus ieško prasmės, sielogyda, religijos filosofijos profesorius. Po to gyvenimas padovanojo kitą žmoną, bet jis, sako, nerealiai išgyvena pasaulį, ne tie, kurie čia kažkaip, bet pirmiausiai matantis prasmę. Aš ir sakau, kad tu gali gyventi dangui kiekvieną dieną, savo darbę gali būti dangiškas, net jeigu tu tikrai sugebi nereaguoti. Ir aš sakau, pavyzdžiui, kodėl, kai kiti kalba kažką, tai nebūtina ginčytis, nes žmonės pasakoja savo pasaulį, kaip dažnai ten įėtis, ėstis, pradant ginčytis, ar ne. Aš sakau klebonę ir mokusi aš kartu iš klebono. Sakau, kaip pasakykit jūs tai moteriai, kad visai nesąmonės kalba. Tai klebonas sako, būtų aš turiu įsakyti, jeigu netegu kalba, jeigu sako kalba nesąmonės, kodėl aš turiu reaguoti. Tai tiesiog sako, tegu kalba, pakalbėsi, pasakysi ir viskas. Galvoju, koks protingas, niekad nemačiau jo kiršo.
kad kažkaip, sako, tegu kalba ir tas nesąmonės, ką čia mes dabar ginčinį. Ir tos moterys tą kleboną labai myli, nes jis nieko nesako, tai jos galvoja, kad jis pritarė. Turėjau labai gerą mamą, žinot, mano mama kažkaip tą Dievą ir meilę visada laikė sinonimais. Dievas ir meilė buvo tokie absoliutai ir aš jos gyvenimas, maniai mačiau tą dieviškumą. Ir viena iš tų knygos misijų mano susitikimų su žmonėmis pabandyti atskleisti bent dalį 0,00000,1% Dievo veido. Mes aišku negalim jo apčiuopti, vis tiek jis lieka paslaptim, kiek pažįstam Jėzaus asmenį, kiek jis tapo žmogum, gali matyti planą mums, tai tikrai ta misija, aš noriu, kad žmonės pažintų Dievą ne kaip prokurorą, kokį ten teisėją, ar kokį nors policininką, bet realiai kaip gyvą asmenį. Ir aš suprantu, kad labiausiai mes Dievą galim pažinti tada, kai nukrenta nuo mūsų gyvenimo proto, širdies, įvairiausius sluoksniai, kurių mes prisidarom, prisigalvojam, menybų, žiūrokų. Ir dažnai pasakoju, koks tas mūsų Dievas per pavyzdžius. Jūs pasižiūrėkit, kiek tu turėt nuolankios širdies, kad tu pažintum Dievą kukliuose pavidaluose. Ir kas jį pažįsta, pirmieji Dievą pažįsta ne žydai, ne žydų dvasinis elitas, ar ne fariziejai, ne rašto aiškintojai, bet iš rytų atėję mokslininkai, dangaus kūno tyrinėtojai ir
astronomai, galėtume sakyti, kurie tyrinėjo to meto raštus ir pasakė, kad pasirodys, ten kur žvaigždė pasirodys, ten bus Dievo gimimo, gims pasaulio išganytojas. Kodėl nepažino žydų dvasinis elitas? Todėl, žinai, kad, jiems buvo nelygis nueiti į tvartą. Tiesiog nelygis, aš turiu tiek daug į savieto, aš. Jiems nelygis, nes jų žinios netitiko lūkesčių. O tu įsivaizduok, tu toks stiprus mokslininkas turi būti, tikrai to meto mokslininkas. Ir pažinti Kristuje Dievą. Ta žvaigždė nuveda prie tvarto. Ir logiškai tu pagalvok, ne, kaip žmogus dabar. Taigi tu turi sakyti, nesąmonė, mes čia apsiskaičiavom. Koks čia karalius, kaip, kad čia nėra jokios karalystės, kažkur matė, gal bandom paskaičiuoti tikslesnį kažkokį vietą, čia tikrai negali būti. Bet kiek turi turėti nuolankumo, kad įeitum į tą tvartą ir suprastum, kad gerai apskaičiavai ir čia yra tiesa, kokiuose pavidaluose. Tai aš sakau labai dažnai gyvenime, žinot, yra tokių kuklių pavydalų, kur tu, pavyzdžiui, aš turiu, į savo pristatymus labai dažnai pačią pirmą knygą, kai išleidžiu, kai tik pasiekia dienos šviesą, tai dažnai pristatymą darau draugams. Kodėl? Todėl, kad draugai yra geriausi kritikai, jie labiausiai mato, jie tikrai būna šalia tavęs, jie yra mano skaitytojai, jie tikrai palaiko. Ir, pavyzdžiui, pristatymą ateina tokia gydytojo profesorė, visada būna. Bet, pavyzdžiui, niekada nesako, čia visiems atėjusiam, kad labą dieną, čia aš va, jinai kažkur sėdi tenai paprastai ir tu matai, kad tiek daug šviesos, tiek daug gerumo. Tai, kai kalbu apie Dievą savo, žinot, knygose, pamoksluose, aš, pavyzdžiui, dabar skaitau Evangelijos puslapį, sekmadienio Evangelijai, ir, žinot, galvoju, ką Dievas gero man nori pasakyti per šitą tekstą. Aš nenoriu, kad šitą Evangeliją, pamokslą sakau savo, kad įsivaizduokit, čia dabar aš sėdžiu tarp žmonių tarpo ir kalba kunigas. Ir aš galvoju, ką aš norėčiau iš to kunigo išgirsti. Ar aš norėčiau, kad kunigas mane išbartų? Ne, nenorėčiau. Ar aš norėčiau, kad kunigas man moralą pasakytų? Tikrai nenorėčiau. Nes mes gyvenam tokioj nugalinimo visuomeniai, kur geri dalykai, pavyzdžiui, turi būti, bet mes nepadėkojam. O jau koks blogas pavyzdys iškart per visus ten kanalus skalbė, ten reitingus kelia. Gerai idėja tik tai, kad per 7 valandas ta sensacija nueina į žinių apačią, ar ne, ten platformose praeina, ir po to jau ateina naujiena. Tada kuniga telšių viskupijų, kad ten moterį, kokie vaikus ten. Tai mačiau visi portalai per 7 valandas nuėjo į apačią, tai šiandien ryte vėl iškėlė. Vėl tokia pradų, gal kas dar nematėt, dar pasižiūrėkit. Mes gyvenam tokią iš tikrųjų informaciją, tokia intimi informacija, iš tikrųjų yra emocinis rautas, per kurį mes esam valdomi. Nes žmonės, jeigu mes sugebėtume valdyti savo mintis, savo emocijas, tiesiog reaguoti išmintingai, tai mūsų niekas negalėtų realiai valdyti praktiškai, nes kaip pasako, ką nors iškeikia, tu gali, eik tu, žinai, pasiunčia tave. Tai kaip tu gali jaustis? Tu gali jaustis, kaip pasiūstas, arba gali jaustis kaip pasiuntinys. Tai va čia toks, išeini tada ir eini pasiuntiniu gerumu, gerumu būti kitiems. Tai žinot, viskas va čia, kad galvoju, tie Dievo įvaizdžiai, stengiuosi parodyti, kad tas Kristus apsivelka mūsų gyvenimą visą, tas nuodėmės nesineša į tą dangų, paliekant kryžiaus, parašiau kryžiaus maldą, kad žmonės paliktų savo nuodėmės ir tikrai kitus žmonės, kur sunku ten su jų žaizdas eitų toliau, nes mes būsim per sunkus, negalėsim pakeiti dangų, jeigu tikrai susirinksim visus ten kitų žmonių gyvenimus. Kai ateina žmogus iš pažinties, vyskupas Jonas Ivanauskas pasakė labai gražiai, mūsų dėstytojas, moralinės teologijos daktaras, sako, vyrai, jeigu kas ateis pas jūs iš pažinties ir pasakys jums savo nuodėmes, tai jūs padėkokit tam žmogui, sako, kad jis atėjo, sakykit, kad Dievas jį myli, o sako, jeigu ateis žmogus ir pasakos kitų žmonių nuodėmes, pavyzdžiui, ten žmonos ten, ar kaimynų,
Tai sako, jūs duokit kokią 500 tėvenus už tą žmogų. Už jo nuodėmę, sako, sukalbėt, sako, matysit, kitą kartą ateis, nepasakos. Svetimų tik tai apie save kalbės. Tai iš tikrųjų mes Dievo šviesoje atsakom kiekvienas už save. O dar geroji kartu ir blogoji naujiena, nežinau, kaip pasižiūrėsit, žinot, ar ne, kad Dievo negalima rasti. Turbūt, ar ne? Neįmanoma Dievo surasti, nes vyskupas pas mus vedė rekolekcijas per Adventą ir pasako, kad neįmanoma žmogui surasti Dievo, nes jeigu žmogus ieško Dievo ir galvotų, kad jis suras, tai jis surastų stabą, savo susikurtą tokį įvaizdžių projekcijų ten paveikslą ir va to stabų tokių tikėtų. Bet, ir man jau čia rašo mano parapijos lankytojas Šlaidė vyskupas mišias aukoja, sako, kunigė, bažnyčiai visko būna, įsivaizduojat? Sako, tų skandalų, visko. Bet čia, sako, atvežė į bažnyčią, atvažiavo, sako, vesti rekolekcijų netikintis vyskupas. Sako, liepė neieško Dievo. Tas sako, jūs išgirdot antrą dalį to pamokslo. Sako, ką ten kunigė klausyti, išėjau. Ten, kaip antraštė rašo, ne pirmą dalį jūs pažiūrėkit, dabartiniai tekstai straipsniai netitinka turinio, parašo antraštę, kad kuo labiau. Tai vyskupas ima tą tokį metodą, kad žmogui pažadins smalsumą. Ir sako, neįmanoma surasti Dievo, nes mes surasim stabą. Bet sako, mes privalom ieškoti Dievo, nes jeigu žmogus nuoširdžiai ieškos Dievo, Dievas suras žmogų tokioj situacijoje, tokiam laike ir tokiam periode, kad žmogus nesitikė ir nelaukia. Atvers akis, ar ne, kaip Marijai. Ateina Marija, viešpaties angelas, sako, nebijok, Marija, čia viešpaties angelas, tu pradėsi kūdikį šventosios dvasios, gi Marija neskaitė Naujojo testamento, ne? Jinai tik taps Naujojo testamento dalim. Nežino nei kas ta šventa dvasia, kas tas angelas, jinai tiesiog sako, gerai, aš nežinau, kaip tai vyks, bet aš pasitikiu. Aš žinau, toliau Marija nebuvo kvaila. Jinai tiesiog suprato, kad ta tikrovė, su kuriai susiduria, yra per daug didelė. Bet jūs pasižiūrėkit, jai nieko netrūko. Dievo apvaizda, sako, nebijok. Ir nesako, palauk, paruošiu tau ten akušerės 5, ten viešpaties motina. Ar ne? 5 akušerės priims ten, ligoninė bus super, aptarnavimas 5 žvaigždės, pavalgysi, ko norėsi, bus stresų įkalsi. Ar ne? Sako, nebijok. Ir jūs pažiūrėkit, Marija nieko neturi, ar ne? Taip žvelgiant. Bet jai nieko netrūko. Juozapas pas Juozapą nueina per sapną ir apvaizdą padaro taip, kad Marijos nepaliktų vienos, kad neužmuštų. Sako, veskis Mariją ir Juozapas patikė. Sako, pasimkit kūdikį, bėkit, nes nužudys. Ir šiaip kaip mama neišveda Dievo motina. Tai aš sakau, kad ateina žmogus ir pradeda skųstis, tai sakau, jūsų sunkumai gimdo jūs kažkam labai dideliam, kaip Dievo motinai. Tai nebijokit tikrai turėti Dievo įvaizdžio, kad Dievas baudžia. Dievas čia gyvenimas, mes esam kūne. Ir mes galim kažką labai didelio padaryti, jeigu eisim kartu su Dievu, niekada nieko netrūks. Tai va, ieškokit Dievo. Tikrai, būkit atviri, turėkit atvirą širdį, neturėkit blokų. Ir tikrai Dievas jūs suras, jeigu kažkaip jaučiat, kad neturit tos malonės, o jeigu jaučiat, kad neturit malonės, tai gal ir negausit. Ir nereikia jums Dievo malonės, patirt, ar ne? Jo buvimo, jo artumo. Mes turim 2 žmonės, turinčius pilnatvę vieną žmogų, Dievo, ten visą gyvenimą Dievo malonę lydėjo, o kiti išvis nieko neturėjo. Abi šventus. Pirmoji Faustina Kovalska, gailestingumo metai, ar ne? Dievo malonė, Dievas jai pasirodo, pagal jos regėjimą nutapomas gailestingumo paveikslas, dabar gailestingumo šventovė, ar ne? Dievo gailestingumo dienoraštį, tas kursyvų, ta kalba, tai konkretus Dievo žodžiai pasakyti sesei Faustinai. Tai jinai tiesiog į kontaktą turi su Dievu, jei kalba, jinai užrašo kaip diktantą.
šventoji. Kita šventoji sako, aš nejaučiu Dievo. Sako, aš jaučiu gyvenime tamsą. Sako, nežinau, jis yra. Man sako, labai sunku. Nepaisant to, jinai eina į gatvę, pasiėmus karukį ir visus supūvusius žmonės susideda į karukį, mirštančius ir veža pas save vienuolyną, kad jie galėtų numirti. Kaip žmonės ne vieni. Kalbu apie motiną Teresę, nes sakė, aš išbuvau dykumą, aš nepatiriu. Ir kai jai teikia premiją, sako, sesė, aš pasižiūrėjau čia tą jūsų darbą, tai sako, nieko čia jūs įspūdingo nepadarėt, būdama vienuolė. Tai jinai sako, pamačius, sako, jūs tiek padarykit, kiek aš. Kitas kritikas, sesers motinos Teresės, sako, tos jūsų seserys, tai sako, vienuolės tik tai. Siūskit į kokią medicinos mokyklą, kad jos baigtų kažkokias bazinės medicinos žinias, kad galėtų padėti žmonėm, jos slaugyti. Sako, mano seserys yra skirtos tiems ir toms, kurioms medicina jau nebegali padėti. Abi šventusius. Tai žinot, didžiausia drąsa kiekvienam žmogui, kuris ateina į bažnyčią ir kuris tikrai turi, čia Dievo malonė turbūt, kad tu pat, ir jeigu jums kažkam kalba Dievas iš tikrųjų, tai jūs turėkit nesidalinkit, nes galvos, kad pavažiavo, žinai. Turėkit, gali tikrai kalbėti. Bet jeigu jūs nepatiriat to Dievo malonės, kad nejaučiat to potraukio, kažkaip tokio tvirtumo, tai žinokit, irgi turbūt yra normalu. Bet kiekvieną Dievas mus nori mūsų keliu vesti prie savo širdies. Ir kaip Dievo motinos gyvenimas, taip ir paklosius, jinai tikrai su to kūdikiu lakstė, ten prie to kryžiaus stovėjo, kažkur Viešpaties motina stovi prie kryžiaus. Kodėl mokiniai nepabėgo nuo Dievo motinos kryžiaus? Kodėl Jonas nepabėgo nuo savo mokytojo kryžiaus, visi kiti pabėgo? Todėl, kad Jonas turėjo labai jautrią širdį ir įsivaizduokit, jam buvo gėda, motina stovi ir palikti vieną motiną. Tai stovėjo prie Jėzaus kryžiaus, gėda, Marija stovi, kaip aš ją vieną paliksiu. Tai sako, va, tavo sūnus, dabar jau bus Jėzus, o sako, tavo motina. O tai Marijai reikėjo dar vieno sūnaus. Kam jai reikėjo tos sūnaus dar ant galvos užkrauti? Bet palieka, duoda, palieka, sako, va, dabar rūpinkitės vieni kitų, aš būsiu jūsų meilė. Tai va gyvenime, žinot, yra tikrai aš tose knygose noriu tą Dievo tokį realų padaryti, įžemint. Ir jeigu jūs nejaučiat, nepatiriat, tai žinokit, yra normalu. Ne visi turim turbūt tos didelės malonės, kad gali čia užsimerkę pasiaukoti. Kai ateina, pavyzdžiui, pas mane moteris, sugalvojusi priimti ligonių patepimo sakramentą, gama peiliu, jei bus šalinamas galvos navikas, piktybinis, vėžys. Nu ir jinai iš Alytaus atvažiavo, reikia tas priimti patepimą. Jauna moteris, 50 metų. Nelabai jauna, bet nesena moteris, 50 metų dar. Tai priėmė tą ligonių patepimo sakramentą, aš sako, priimsiu sakramentą ir aš sako, va, turiu patirti, kad aš pagysiu. Aš tai žinokit, su tokiu labai rezervu žiūrėjau į ją. Bet tikrai aš neturiu tokios stipraus pasitikėjimo. Praeina 8 mėnesiai, jinai atvažiuoja po reabilitacijos, su vyru, jau plaukai ataugę, visiška remisija, visiškai pašalinta. Sako, kunige, man nebuvo ligos sveikimo metu, sako, man nebuvo nei procento abejonės, kad aš nepasveiksiu. Sako, nebuvo. Sako, įsivaizduoti, sako, tai yra taip tokia dovana, kad aš, sako, visiškai, sako, aš dar vyrą turėjau čia guost, vaikus, kad viskas bus gerai. Dievas gydo. Galvoju, vau, koks didelis tikėjimas. Ir kaip stipriai apdovanota. Tai tikrai keliaukim savo gyvenimą, nesilyginkim vieni su kitais. Dabar pagalvokit šį dieną kokį klausimą, kai gros Emilija, o aš dar noriu pasakyti vieną labai gražią mintį.
kuri mane labai palėtė ir kuri jums padėtų visiems esančiam šitoj bibliotekoj gyventi gyvenimą ir išgijusio žmogaus gyvenimą. Kai yra labai sunku, ar pavyzdžiui nežinot atsakymų, ar apie savo artimuosius, dukras, sūnus, sutuoktinį ten, mamą, tėvelį, tai jūs laiminkit savo gyvenimą. Jūs niekada nekeikit, pavyzdžiui, nesakykit už ką, kodėl, aš neapkenčiu, aš negaliu pakęsti, nes neauga prakeiktas medis. Neįmanoma prakeiktas medis, kad augtų gražus ir žydėtų. Laiminkit, jeigu mes, pavyzdžiui, visi Lietuvos žmonės, laimintume savo Lietuvą, tai ta Lietuva žydėtų, jeigu mes laimintume, nekeiktume. Mes tą Seimą keikiam, tai kaip tie medžiai gali duoti vaisių ar ne prakeikti. Laiminkim savo gyvenimą, kas mums patinka, skaičiau, kas nepatinka, laiminkim ir matysim, apvaizdą pravers akis ir pradėsim žydėti pačiu gražiausiu būdu. Tai kol Emilija mums giedos, jeigu tikrai nukris kažkokie jums blokai, ten baimės, aš drąsus tikrai jūsų klausyti, norėčiau, kad kas nors gal paklaustų, kokį klausimą gimė iš to, ką aš kalbu, arba gal tiesiog atsinešėt ir norit paklausti. Nebijokit, tikrai nemanau, kad čia žmonės pradės jūs gėdinti, kad jūs čia nenormalus ar nenormali, kad čia klausinėja. Tai Emilija dabar bus padovanos muzikos kūrinį. Kiekviena diena man prasideda tavim ir kiekvienas vakaras tavim užgęsta. Kiekviena aušra man pražysta su malda ir garbės giesmė žara vakarais skęsta. Prašom. Gal turit kokį patarimą tiesiogiai, pavyzdžiui, kai jūs kalbėjote, kad čia žemėje gali būti arba pragaras, arba dangus. Ir sakysim, išbandymai, kaip atskirti, kada tau dangus, bet su išbandymais, o kada pragaras. Kaip pajausti tą ribą, o net jeigu ir pragaras, kaip tai išgyventi. Kai Kristus, apaštalai ieškojo ten dangaus, kada čia jis prasidės ir klausė žydų dvasinis elitas, jis sako, jau yra jūsų tarpe. Tai tas dangus, žinai, visada, man labai patiko tokio žurnalisto mintis, kai mes darėm mamos dienai straipsnį kartu Bernardino, tai jisai sako, žinau, kunigė, kaip aš gyvenu, kad gyvenčiau dangiškai,
Sako, aš visada, kaip pavyzdžiui, man duoda kažkokią situaciją, kažkokį žmogų, aš, sako, prieš savo veidą iškeliu, sako, mamos veidą ir jos, sako, akis, ir jo širdį, ir sako, aš galvoju, dabar aš darau pasirinkimą, ar jinai manim didžiuotųsi, kaip jinai reaguotų, sako, kaip aš elgiuosi. Tai aš, žinot, labai galvoju panašiai, jeigu, pavyzdžiui, yra kažkokia konkreti situacija, aš negaliu konkrečiai komentuoti, nes nėra labai abstraktu, tai ką jūs pasakėt, bet aš galvoju, kad jeigu mes visada turėtume Dievo veidą ir galvotume, kaip iš šitoj situacijai pasielgs, kaip jis priims sprendimą. Tai bet visas gyvenimas, aišku, kad nėra romantinis pasivaikščiojimas, kur tu ten gali, man čia labai lengva su jumis kalbėti, nes jūs ten praktiškai visi atėjot tikrai, ne dėl to, kad čia mane kritikuotumėt ar kažkokios blogos valios turėdami, tai klausot visi, bet yra, žinot, tokių ne visada geros valios žmonių, tai tas dangus visada yra tiesiog su meilė, būti tame ramybėje, atstovauti savo vertybės ir visada galvot, Kristaus mintimi, jo širdimi, kaip aš dabar galiu liūdinti tikrai meilę, tiesą, gerumą, ne žodžiais, bet tiesiog savo buvimu. Tai toj situacijų, kaip čia dabar Dievas, būdamas mano vietoje, jo sūnus konkrečiai elgtųsi. Tai galbūt būtų taip, o gyvenimas tai veido mano viena pažįstama vaidina viename Amerikos teatre, jinai ten gyvena jau 7 metai, ir jinai sako, ten toks spektaklis, kur dauguma žmonių, kurie vaidina apsėstuosius. Ir sako, aš kunigė esu tikintis žmogus. Sako, aš, pavyzdžiui, nenoriu tokiam spektaklį vaidinti. Tai sakau, bet jūs tam spektaklį būkite šviesa, parodykit kitokią gyvenimo galimybę. O kai visos situacijos, kurios mus ateina į mūsų gyvenimą, tai jos negali mūsų sutepti. Ta mėsa, kurią suvalgot, ar ne, viskas sutepa, kas išeina iš mūsų širdies. Tai jūsų širdis šviesi, gera, atvira, gyvenanti su Dievu, galiausiai su gerumu, net pragare jūs esate danguje. Tai va, turbūt turėt tą tokią ribą ir visada Dievo veidą, kaip aš galvoju, pasiekčiau priimti sprendimą toj ramybėj. Nes kai tavo ramybė, tai tau sąžinė nekalba, vadinasi viskas tvarkoja. Garsiau truputį. Garsiau, jeigu galite. Kaip jūs patyrėte tą pirmą Dievo prisilietimą, supratot, kad norit pinigų? Man įdomu, kaip jauni žmonės tai supranta tą potraukį, kad nori tos studijuoti, supratot, kad nori klausti. Vienas kunigas tik dalinosi, kad sakė, atsikėlė, pamatė, kai buvo jau įvirti klasiai, pasižiūrėjo į veidrodį, pamatė, kad panašus į karvę ir sako, nusprendžiau stoti seminariją. Tai, o man buvo taip, kad, žinot, aš turiu mamą tikinčią ir mano mama, Dievas ir meilė buvo sinonimai ir kai jinai keldavosi sekmadienį į bažnyčią, jinai mūsų nekeldavo, sako, jūs miegokit, jūs turit vieną sekmadienį laisvę, nueisit vakare. Ir kai mama nieko nevertė, tiesiog gimė toks troškimas, eit kartu su mama, nes jinai mus leidžia kaip nori, jinai kviečia, bet neverčia. Galiausiai, žinot, tikybos mokytoja pas mus nuo 10 klasės 100% pamokų lankomumas buvo tikyba. Atėjo jauna tikybos mokytoja, labai gerai, jinai sužavėjo mus pamokomis, pradžioje apie netradicinės religijas, kaip darbuoja žmonės, ir Dievą Kristų pateikė kaip tą, kuris dovanoja žmogui laisvą valią, kaip kviečia. Tai po to jinai pakvietė mane į seminariją, atvirų durų dieną, visą mūsų klasę, kam dėstė, labai sužavėjo vieno tokio klieriko pasakojimas, jis sako, aš iš psichologijos išėjau, studijavęs 3 metus filosofiją Vytauto Didžiojo universitete, sako, nusprendžiau stoti seminariją ir sako, man čia taip patiko ir man jis tos pavyzdys toks, dabar jisai yra lietuvis kunigas Šveicarijoje, klebonauja Sankt Morice, kunigas Audrius Micka, tai vat jo tas pavyzdys toksai, galiausiai žinot, kad kai aš einu su mama visas bažnyčias, nesutinku tokio kunigo, kuris nemokytų, kaip aš įsivaizduoju. Tai buvo tokia mano žmogiška ambicija būti
pretenzijas to, ko nesutikau. Ir ta kelionė besikūrė taip truputį beeinant, pradžioj įstojau mediciną, dar tada Kauno medicinos universitete, nes norėjau pas parapijos kleboną, kad jis man parašytų charakteristiką, tai klebonas sako, kad čia į tą seminariją gal dar nepriims, tai tau visi metai dings, sako, nestok tu į tą seminariją, čia nėra ko stot, žinai. Tai kažkaip pradėjo mane kalbinėti, jau pas 4 kunigus visi mane kalbinėjo. Tai aš įstojau mediciną, bet klebonas sako, nu gerai, parašysiu tą charakteristiką. Jis parašo charakteristiką, kad jis nepatarnauja, neateina į zakristiją, nebūna raštiniai, tik ateina į mišęs sekmadienį, su senuma visus metus visada ateina į mišęs, žinai. Bet liudiju, kad mokyklos direktorius sako, kad labai geras vaikas. Tai va tokia charakteristika parašė. Tai po to atsiverčiu seminarijos internetinį puslapį, įstojęs į mediciną. Žiūriu, 22 rugpjūčio yra pakartotinė sesija, galima dar kartą stoti. Ir nuėjau į pakartotinę sesiją įstoti. Pirmoji sesija įstojo 10, o tada nuo įstojimų sustojo 6. Viso 16 stojo, priėmė 10. 12 priėmė, bet po to 2 atkrito. Tai įstoju per tą pakartotinę sesiją, rugpjūčio 22 dieną, atsiėmiau dokumentus iš medicinos ir galvoju, studijuosiu čionai. O mama man sako, Šventas Ignacas, jėzuitų kūrėjas, sako, o tu vaikeli, sako, stok. Jeigu nežinai, čia tau ar ne tau, tai sako, bent pabandysi ir pažiūrėsi, ar čia tau. Nes jeigu nepabandysi, tai sako, nežinosi, ar čia tavo gyvenimo kelias, o po to visada gailėsiesi. Tik po truputį kūrėsi, kaip mamos pavyzdys, geros mokytos pavyzdys, kaip to klieriko liudijimas seminarijos atlaidų dienoje. Galiausiai mano pačio tokia ambicija būti tokiu kunigu ne pagal programą, kuri kažkur parašyta, bet tokį, kokį pats norėčiau sutikti. Nežinau, atsakiau. Teko būti vienoj bendruomeniai ir jau tokie susitikimai būna ir klausia, gal kas kokį klausimą turi. Tai žmogus pakelia ranką ir atneša tokį mikrofoną. Tai tada labai gerai girdisi. Va, tai būtų toks patarimas. O šiaip tai labai gražu ir mes visi šaukė su šventuoju raštu, kai Paulius pagonims rašo, romiečiams. Sako, Dievas nėra panašus į žmogaus minties ar rankų kūrinius. Ir nėra aptarnaujamas, tarsi jam ko nors trūktų. Priešingai, jis pats duoda gyvybę ir palaiko visatą. Tai mintinai moku, tai labai naudinga mokėti kai ką iš švento rašto mintinai. Apie dangų. Reiškia, taigi Kristaus pasakymai, sako, po akis neregėjo, ausis negirdėjo, kad žmogui į galvą neatėjo. Tai tą jis paruošė tiems, kurie myli. Tai jūs galite daug ką postridauti, bet tai yra dvasinis nusiteikimas. Dievas yra meilė. Biblijoje rašo, Dievas yra meilė. Tai jūsų meilės ryšys. O jeigu dar prisiminsite Pauliaus, 1 Korintiečiams, atrodo, ką 13 skyrius apie meilę, juk ta meilė sulydinama yra. Ir su išmintim, ir su tikėjimu, ir su daugybė kitokių dalykų. Sako, visą tai yra nulis, jeigu nėra meilės. 8 būdvardžiai. Kantri, maloninga, nepavydinis, medžiojantį, neišsiųsti. Tai yra arba Kristaus pamokymas. Sako, kai melsitės nebegžodžiaukite, Dievas žino, negu jūs, ko jums reikia. Jūs pirmiausiai savo valią dalinkit su Dievo valia. Matot, gyventi tiesoje teisybėje, tai pirmiausiai. Tai yra gyvenimas tiesoje ir šviesoje. Klausimų nesupratom. Aš tikrai turėčiau daug klausimų, bet aš norėjau apsunkinti. Aš norėjau tik tai dėl to mikrofono pasakyti. O aš tai klausimų turėčiau, bet ne čia. Ačiū. Gal dar kažką turit kokį klausimą? Prašom. Jau atidaviau.
knyga yra Maldos galia arba Dievas mano psichoterapeutas. Aš kviečiu tada dar visus nepabėgti, mes padarysim kaip ir praeitais metais, ar ne, socialinį eksperimentą, tikiu, kad šiandien šitoj bibliotekoje dalyvavusių žmonių tarpe nėra kažkaip keistų ar paieškomų. Tai paprašysiu, kad nufotografuotų visus mūsų sėdinčius, ar ne. Kaip sakau, čia buvo vienoje tokioj kaimelį pristatymą, tai sako, kurį nefotografuokit, mes sako, išėjom iš kur, neišsaduoti, darbo laikas, mes atėjome pristatymą, sako, meras mus pamatys, tai jau čia po darbo, viršvalandžiai. Eisim darbo, ne? Ten irgi atsisėskit, kažkas nepalikit tos planos vietos tuščios. Ta fotografija gali atsisėsti. Arba kėdę tada išnešim tuščią. Ir per rožės dar atrodo kažkaip nesimasys. Jūsų daug. Šypsomės visi. Pakelk į viršų, nežiūrint. Telefono ne tam. Ir per nors pusę ir matysis. Per pusę ir darau, kad labai platu. Tai taip pakreipti. Šitaip. Tai vieną gėlę paimė. Čia bus meniško, tokia dar instaliacija. Ačiū labai. Dar turbūt buvo galima ir nuotrauką padaryti su gėlėmis. Bet šis vakaras toks, reikia dar turbūt prieš kalbant labai pamastyti. Nes patyrėm turbūt visi čia mes. Tai daug tokios vidinės išminties, kuri sustiprino mus, belaukiant tokių gražių švenčių. O kas gal jų ir ne visai pripažįsta ir nelaukia, nežinau, kas čia salėje yra, bet vis tiek patyrėte visi tą vidinę tokią ramybę, kuri žmogui labai daug padeda. O ta ramybė, kaip mūsų gerbiamas kunigas Benas sakė, tai ir yra, gal aš perfrazuosiu, tai Dievo duotybė. Tai visą tai sudėjus mes turbūt gavom labai daug atsakymų mūsų tos vidinius klausimus, nes kiekvieną turbūt ir paliečia ir laimė, ir nelaimė, ir skausmas, ir džiaugsmas. Kai kada mes net nesuprantam, kad mes turim labai daug džiaugsmo, bet vis tiek kažkur kirba. Tai, kad dar ne viskas, ką mes čia norėtumėm išpildyti šiame pasaulyje. O šis vakaras mus, manau, sustiprino ir davė daug atsakymų. Tai labai dėkoju, kunige. Labai dėkoju Jums už tokį nuostabų balsą, už tokią Jūsų perteikimą tų žodžių prasmingų. Sakyčiau, angelas atskrido pas mus. Ačiū Jums labai. Visiems norėčiau palinkėti gražių
mes kiekvienas savyje atraskim tą žiburėlį, kuris prikeltų mus mūsų džiaugsmuose, mūsų bėdose, mūsų artimųjų skausme ir mūsų artimųjų džiaugsme. Ačiū dar kartą visiems. Ačiū labai visiems, kurie atėjo, ačiū labai namams, kurie priėmė, direktoriai, visiems dirbantiems. Ir ačiū Emilijai, kuri paliko vyrą, vaikų savo laiką dovanoja mums. Jinai ne tik aktorė, bet ne tik giesmininkė, bet ir operos solistė. Ir labai laukiame įsigykite knygos, nes tikrai daug išminties, kas neturite, tai kiekvieną dieną galima skaityti kaip maldą. Eisiu tenai.